Mielas mano sekėjos, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama. Iš karto noriu padėkoti už visus jūsų patiktukus, už tai, kad prenumeruojatės, už tai, kad sekate. Labai jums ačiū, tai yra didelis ženklas man, todėl ir tęsiu šią veiklą. Seniai jau nekalbėjome apie jo jausmus, ką jis mums jaučia, ir todėl siūlau būtent tokią dėlionę šiandien. Partnerio mintis apie mus, kaip jis jūs mato, ne? Taigi, ir klausiam partnerio, kaip jūs mato partneris, būtent kaip jūsų išvaizda, ne? Kaip jūsų įvaizdis jo akyse. Ką transliuoja, demonstruoja, ne? Atvirai demonstruoja savo elgesiu. Iš tikrųjų, kągi jis jaučia, jo tikrieji jausmai jums, kokie yra tikslai, ko siekia jis bendraudamas su jumis. Taip. Ir galite dabar sugalvoti savo laikotarpį, bet kortų klausiu 3 mėnesių laikotarpį, kaip jis elgsis, ką veiks, koks jo bus elgesys 3 mėnesių laikotarpį ir 3 mėnesių laikotarpį jūsų santykių perspektyvos. Mielos mergaitės, dabar galite ir pagalvoti, būtinai įsivaizduoti tą partnerį. Jeigu niekas šalia nesėdi, galite ir jo vardą ištarti, o mes pasižiūrim, kokią žinutę parašė jums kortos būtent šiandien. Kaip partneris, apie kurį galvojate, mato jūs, ne, jūsų įvaizdis jo akyse. Na, be abejonės, jūs jam esate žvaigždė. Tokia ryški, tokia graži, bet iš kitos pusės žvaigždė yra ganėtinai tokia tolima, nepasiekiama ir jam atrodo, kad jam dar toli iki jūsų ir galbūt skleidžia tokį ir šaltuką, nes šitą kortą kalba galbūt ir tokį aštrų liežuvį turite, nepasiduodate saldžiom kalbom ar komplimentam, kažką galbūt ir mėgstate taip aštriai atsakyti atgal, ne? Tai būtent taip žiūri, kad tikrai labai graži, bet prieiti ganėtinai sunku, ne, prisitaikyti prie jūsų būdo charakterių, kažkaip taip iš arčiau, ne, prieiti gali būti sudėtinga. Čia ypač galioja, jeigu tai ne per seniausiai jūs susipažinote. Jeigu jau senokai pažįstate vienas kitą tam tikrą laiką, kažkam tai gali reikšti ir tam tikras atšalimas, atitolimas vienas nuo kito, dėl ko, dėl būtent tam tikrų galbūt aštresnių pokalbių, vienas kitam išsakėte kažkokius tai priekaištus ir dėl to gali būti dabar tas atšalimas viens nuo kito. Gerai, nepaisant to, ką jis atvirai demonstruoja, ką jis atvirai demonstruoja jums. Demonstruoja, kad aš nenoriu su tavim, galbūt netgi taip kažkam galėtų būti, kad labai staigiai, neaiškindamas, galbūt nutraukė tą bendravimą, dabar tyli, nieko nerašo, neduoda apie save žinoti. Galite tokio būti, kaip rūkė neaiškume. Neaišku man, ar mes dar kartu ar ne kartu, ar čia ilgam mes susipykom ar ne. Ir jis rodo tokius neaiškius veiksmus. Iš tikrųjų, jokių tokių ryžtingų veiksmų iš jo pusės šiuo metu nėra. O kaipgi iš tikrųjų, kokiegi jo jausmai iš tikrųjų jums? Jausmai yra kuo ryškiausi, tikrai jie yra tas ir noras būti su jumis, jūs esate jo mintyse ir
tikrai gyvi jausmai, aistra ir noras labai labai gilus viduje, ne, toks, kad tie santykiai tęstusi, nes jūs, na, tikrai jam tokia kaip ryški saulė, ne, kuri šviečia, kuri užburia, kuri skatina veikti. Gerai, šitose santykiuose, bendraudamas su jumis arba šiuo metu nebendraudamas, ko jis siekia, kokie yra tikrieji jo, na, kur link iš tikrųjų jis nesuka. Žinokite, iš tikrųjų labai labai gilūs jausmai, tikri jausmai. Na, tikrai čia ir širdis, tai yra jautrumas, tai yra tikrai tas švelnumas ir meilė, ir žuvis šiuo atveju, tai irgi kalba apie labai labai gilius jausmus. Todėl šis jūsų partneris, apie kurį galvojate, jis ne šiaip sau kalbina, ne šiaip sau galbūt nori būti su jumis, jis tikrai giliai širdyje yra, na, įsimylėjęs, jūs turi tikrus jausmus. Gerai, imdami 3 mėnesių laikotarpį, kokie bus jo veiksmai šitame laikotarpyje. Na ką, pirmyn atgal, sakyčiau, tai pirmyn atgal. Čia ypatingai ir svajoja, ir nori, ir ypatingai tamsių paros metu negalvoja apie jūs, vis prisimena, bet žinot, viduje, tai tik ryžtas yra, viskas parašysiu ir atgal, ne, tai toks neapsisprendimas. Gali būti, kad ir jūsų bendravime bus tokie na, supynės, ne, tai mes labai aktyviai susirašinėjame, lygtais čia ir susitikti norime, ne, tai vėl atšalimas ir vėl vėl mes kartu ir vėl lygtais atšalimas. Tai pirmyn atgal, bet aišku, jis čia saugo save, jis klausys save, jis labai bijo užgauti savo širdį, ne, gauti tą atsakymą ne, ir dėl to saugodamas save jis toks neryžtingas, nes jis bijo, yra baimės pas jį, galbūt tai yra praeities patirtis, kur jam jau širdis buvo sudaužyta, gal ne vieną kartą, ir dėl to jis labai labai dabar saugo save ir kovoja su savo baimėmis, su savo fantazijomis, ne, kurios ateina, ir iliuzijomis. Na ir toks neryžtingumas, taip ir, sakykime, be jūsų kažkokios pagalbos, aiškumo ir panašiai, tai ir vyks toks pirmyn atgal, nesupynės. Pasikartojame, perspektyvos 3 mėnesių laikotarpį, ar turite perspektyvas būtent šitie santykiai. Na ką, perspektyvos, kad tikrai bendrausite, jeigu, sakykime, taip nesate arti arba gyvenate skirtingose miestuose ir panašiai, tikrai tos kelionės gali būti, ne, ar jis pas jūs, ar jūs pas jį, bet ir tuo pačiu 3 mėnesių laikotarpėje bus priimtas arba teks jums priimti abiems, ne, tam tikrą sprendimą. Turės būti, na, toks oficialus, jau sakykime, sprendimas. Tai koks tai oficialus sprendimas? Oficialus sprendimas, kad mes kartu, mes pora, arba oficialus sprendimas, na, viskas, mes jau nebe kartu, netinkame vienas kitam, bet tas ir bendravimas tikrai bus. Ir kaip minėjau, galimos bendros kelionės arba kelionės pas vieną arba kitą, ne, į svečius, bet tuo pačiu ir perspektyva tame, kad turėsite priimti sprendimą. Taigi potencialas šitose santykiuose yra toks, kad, žinot, viskas jūsų rankose, tiesiog reikia priimti sprendimą, ir kai vienoks arba kitoks sprendimas bus priimtas, tuomet ir atitinkami veiksmai turės būti daromi. Jeigu mes kartu, tuomet ką mes turime padaryti, kad mūsų pora klestėtų, kad ir vienas ir kitas jaustųsi gerai toje poroje, o jeigu mes ne kartu, tada viskas, atitinkami veiksmai, mes turime pamiršti vienas kitą, ne, ir jau, taip sakant, nerašinėti, nepriminėti, kad mes tokie esame. Taigi,
tokia išėjo dėlionė, tikiuosi, jums tapo aiškesnė situacija ir aš labai dėkoju už jūsų patiktukus, laukiu jūsų komentarų ir būtinai susitiksime dar.